Taigi esame Vilkijoje ir ją reikia kirčiuoti Vilkija, jokiais būdais ne Vilkija, nes jeigu išgirs seniūnas Paulius, neįleis į Vilkiją jokiais būdais, nes Vilkija yra jo širdį, kaip ir mūsų daugelio. O kuo ji ypatinga? Kodėl Vilkija? Daug laiko jau girdžiu, bene 2 metai, apie Vilkiją, apie Vilkijos pasirinkimą. Vilkija fantastinė tuo, kad čia yra keltas ir mes galim persikelti iš vieno Nemuno kranto į kitą, apturėti su vaikais atrakciją, apturėti patiem įspūdžius keltis vieninteliu keltu per Nemuną. Taip pat mes turime fantastinį laiką, kai galim pasivaikščioti vasaros metu, žiemos metu Louis Armstrongo parke. Tai vėlgi atskira istorija. Louis Armstrongą pastebėjo išeiviai iš Vilkijos, todėl ir parkas pavadintas šiuo pavadinimu. Dažnoje žydų šeimoje didžiausia vertybė pastebėti ir atskleisti vaikų talentus. Taigi pamatę mažą vaiką, juodaodį berniuką, besikuičiantį šiukšlyne, žydai iš Vilkijos, Karnovskiai, nusprendė jį globoti ir tokiu būdu atsirado tarsi tiltas su Amerika. Tai yra Vilkija ir Luisas tapo nebeatskiriama dalis. Tai parkas pavadintas jo garbei ir parke stovi kelios muzikinės dėžės, kur galima vaikščioti, paspausti, klausyti šio talento dainų. Labai unikali idėja ir ji yra įgyvendinta ant Nemuno kranto, kas vėlgi neatsiejama Vilkijos dalis. Nemunas, Nemuno vingis ir mes džiaugiamės kurdami interjerus būsimiems svečių namams, pasirinkę šią temą. Norėjosi įsilieti į Vilkijos gyvenimą, įsilieti į jos istoriją ir būti dalimi Vilkijos, nes šiaip ar taip mes jau tapome Vilkijos dalimi prieš porą metų. Svečių namuose bus keletas paveikslų, kuriuos nupiešė iliustratorė Eglė Bariūnienė. Louis Armstrongas sėdi ant garsaus Nemuno vingio, kur pasimato tik tai atvažiavus nuo Kauno, jau pradėjus leistis į Vilkiją. Jisai sėdi su vilkais, su savo instrumentais, svajingai žvelgia į tolį. Tai toksai tarsi istorijos įliejimas į dabartį. Taigi Louis Armstrongas bus dar stipresnė Vilkijos dalis, nes freskų pavidaluose atsiras. Na, o keltas veikia tada, kada jūs atvykstat. Taigi nemiegokit, Vilkijoje ateinantį savaitgalį šventė, didžiulė šventė, miesto šventė, plaukit, važiuokit, skriskit, nes į Vilkiją galima atvažiuoti, atplaukti, atskristi, ateiti. Tai niekas negali miegoti, Vilkija negali miegoti, nes jūs visi kviečiami į miesto šventę.